Nu, va. Man iš karto atendė žudęs ir tu, matau, tokį Tomsą širdgėlą. Širdgėla dėl nepadarytų dalykų, dėl nepriimtų sprendimų, dėl pabijota kažko, kažkas atrodo buvo ir eh, tokia baimė, kad kažkokie neįgyvendinti planą ar dalyką gal ar tai apsunkinti gyvenimą, va tai dalyką, kas nebuvo padaryta. Lyg, lyg kažką matau bumerangas, kaip grįžt. Ta nesuprantu iki galo, ko tas reiškia, bet lyg tai, kas nebuvo atlikta, grįžtų su pasiekmėm, su padarinės, va taip aš noriu sakyti. Kažkoks toks jausmas man išlenda. Atrodo, lyg pabijojot kažko daryti gyvenime. Pabijojot, išsigondot. Buvo dalykų, ko pabijojau, ko, kaip sakyt, sprendžiau ar Ir daryti ar aiškiai nedaryti. atrodo, aha, aiškiai suvokėt, kad ar tai turit, ar norit daryti, ne? Nu taip, taip. Mhm. Ir man atrodo bumerangas, kad grįžta, aš nežinau, ar čia pas jūsų įsitikinimai ir ne gyvenimo tiesa, man tie patė. Gyvenimo tiesa, likims atgręš ton pabijojimą ir veiksmų nesijėmėjimą į jumis, kad suprastumėt, kad čia buvo didžiulė klaida. Nes dabar atrodo, vat man tie patenka gyvenat melu ir iliuzija, kad taip gyventi yra normalu, kad taip rek, kad taip yra teisinga, kad taip yra reikalinga, kad taip yra saugu, vat visi apkap. Ir kad ta iliuzija būtų numušta gyvenėms, atrodo, vat vėl tu bumerangą parsiūs. Kažkokiu tai būdu jum parodys, kad visa kitaip viskas galėjo būti. Bet nepasiryžot, nors kaip ir reikėjo pasiryžtam. O čia per žmonės, atsiprašau, kad per žmonės man čia tas visas, ar pats gyvenimas. Bumerangų grįž žmonės, tarkim, kurių nepasirinkau tam tikrų kelių, kada buvo, ar čia pats gyvenimo, kaip sakyt, tas žingsnis, kaip yra su pačiu gyvenimu, kaip sakyt, kad kažko nepadariau gyvenime, tą, ką galbūt galėjau tada padaryti, bet pasirinkau kitą kelią. Ar čia tam, kad pasirinkau ne tą žmogų ir dabar tas žmogus grįžta. Aš žinok, negaunu atsakymą į ton klausimą. Atrodo, net per sunku būtum žinot, ką bus iš tikrųjų. Bet taip Mhm. noriu sakyti, kad malonu nebus tikra, va taip noriu sakyti. Ir širdgėla kažkokia bus toks širdies skausmus, toks abejonis pačia savim kažkoks išlys. Nusivylėm savim savo gyvenimu, va tokie dalykai išlys atrodo. O kaip tas pasireikš, kaip tas bumerangas grįžęs per kordaus, man net nerodo, bet nerodo dėl to, kad net nereik žinoti to atrodo. Taip netgi noriu sakyti, kad stipriau iš vėžių išmuštų, kad tikrai suportytų. Na tokia šiautų. Mhm. Nu bandykim dar ko nors apčiopti. Man padrika žodės dabar informacijai, kad vyrs kažkoks vyrs ir klaida. Visą nesuprantu, ko čia reiškia dar. Taip rodo širdį jūs, kad neklausėt širdiais. Žinojot, ko širdis nuor. Aistra išlėm žodis, bet čia nebūtina, kad aistra įkėtų žmogų, galbūt tiesiog aistra
ar tai dalyko, ar tai kažkokia tai kelionė, bet kam aistra galbūt. Tai. Ir pati atrodo pabijojot, įsikibot į saugesnį kažkokį tai variantą. Saugesnį, lengvesnį, patikimesnį. Atrodo, lyg pakištų tai būtų buvę, vat specialiai jums tam, kad pažiūrėt, ar pasiryšėt, ar klausysit vidaus, nes vidus tiesiog šaukia, ko reikia daryti. Tiesiog lygiai, va, taip aš noriu sakyti. Kad žmogus grįžęs po 20 atgal metų, su kuriuo teko bendrauti, tai yra ir būtent vyriškos lyties, kaip sakyt, jisai sugrįžęs. Ar jisai tai vat ir yra ta pamoka, ar bumerangas, kaip sakyt, kaip sakot, tai galvoju, bet jo, tada buvo sprendimas tas, kad buvo pasirinktas kitas žmogus, bet ne jisai, kaip sakyt, tuo metu. Ir dabar tas žmogus sugrįžęs į mano gyvenimą atgal. Bet ne pati ieškojau, bet tiesiog jisai pats kažkaip tai visiškai netikėtai atsirado. Nes Ir sakykit. ir tuo metu, kaip sakyti, jis atsirado, kada pas mane buvo, tarkim, skyrybų procedūros visos su buvusiu vyru. Tos nuoskaudos gali būti taip, kad dėl tų visų skyrybų, kaip sakyt, ar dėl nepasisekusio to paskutinio gyvenimo, kaip aš sakau, nežinau, kaip pasakyti, bet tų nuoskaudų galbūt irgi yra, kaip sakėt, klykia dūšia, kad kažkas tai yra, bet kas tiksliai, tai vat yra baimės jausmas dėl visos tos ateities, kaip sakyt, bet kaip sakyt. Mhm. Man dar prieš jum dabar vat prakalbant, žodėse informaciją aš patylėjau, ne visad sakau, kas man žodės grina ten, bet tai, kad klaidą buvau paleist tokį žmogų. Ir dabar, kada vat, man pabaigos, kada kalbėjot, man tep, nu, man parodė, ko tas žmogus būtų padaręs su jumis, bet čia gal net ne fiziniam lygiai, o energetiška, bet kažkodėl taip jaut, kad geriau neįvardinti dabar yra. Kažkam galiu kelią užkirsti, jeigu įvardinsiu. Nu tai aš nutylėsiu, tada to nemėgstu tam daryti, nu bet ko jeigu taip geriau. Čia jums tokia pamoka. Tam, kad suprastumėt ir suvoktumėt, kad būtina visada įklausyti širdelis. Net jeigu per protą bijoma yra. Jeigu net svetima tas per protą atrodo, kad nederėtų taip elgtis, bet jeigu širdis iš tikrųjų to nori, bet grina širdis ir tada yra būtina priimti sprendimą, pabandyti. Nes šiam trumpam gyvenime dažna antrų progų net nepasitaiko. Man te atrodo net jūsų likim, kad likims eina vaga, o kadangi nepasirinkot, taip kaip jūsų vidus norėjai, o antra atšaka tokia atsirado, į kurią jūs nuėjot. Ir tas yra, net nežinau, kaip įvardinti, ar tai gera ar bloga, aš taip negaunu tokio atsakymą, gera, bloga. Tiesiog te pasirinkote buvą. Tik taip gal sakyčiau, patyrė daugiau skausmų, negu galėjo patirti. Kaip ir nepriklausė jums patirti tiek skausmų, kiek šiam gyvenimą atvot patyrėt. Tokį perteklių jaut. Paties skausmų. Turėjai būti kur kas lengviau gyventi, lengviau mėgsti santykius, lengviau mėgsti tokia korti dviejų žmonių laimę tarpusavėje. Viskas turėjo būti lengviau. Bet, va taip toks bet, dar ne pabaiga.
Jūsų dar lauk kažkas. Aš kažkokie gyvenimai, tai matau, kad prieskonius barsta. Kažkokie poskoniai dar, nu čia perkeltinė prasme, bet kada. Čia kaip naujų patyrimų, kurie iš vienos pusės, nu, kaip ir nenauji, bet kaip ir nauji, va tokie. Bet aš tik noriu sakyti, tik nebijokit bandyti. Nebijokit mylėti, jausti, atsidaut, va tokie mano ten žodžiai. Bet negaliu pasakyti, kas čia konkretai, ar tam žmogau, kur grįžo atsidauti. Man tep neten, bet neten specialiai dėl to, kad mokytumėties pat jausti, pat susigaudyti save. Ar proto vėl pasidausti, ar vis dėlto išjausti, ko krūtėnį, ko kūns nor, ko širdis nor. Čia tokie esminė dalykai. O tie rodo, lyg būtumėte į traukinį šokti pavėlavusi, bėda kažkur pasimti vis tai galit. O tie apmona ten. Mhm. Nu, va toks. Ir labai tokį pabrėžimą, labai atkreipinė dėmesį, kad čia tiek jums, tiek visiems, kas klausos tų įrašų, yra būtina stengtis išgirsti širdį ir pasirinkti pagal širdį, nes kartais pasiekmes būna labai liūdnas. Prarandama yra tokių nuostabių dalykų ir tuo nebeatsuksi jau. Jau kon prarandi gyvenimo pasirinkimus. Ypač tada įskaudžiausia, kad žmonės neklauso savo širdies. Nes, vat, kaip minėjau, dažna būna, kad antrą progą nepasitaiko. Mhm. Man kaip įdomu, ten jums su vyras turėjo būti lengva viskas, tik tą tartum žmogų būtumėt save atrakėnusi, save išpuoselėjusi, savęs visai kitą posį pažėnusi, kuri mok priimti, mok globoti, mok atsidauti, mok rūpintis. Ne tai, kad dabar jūs to nesugebat, bet ta posė, kuri iš vidaus tiesiog to daro. Ir tai būtų labai praplėti jūsų pasaulyje žiūrą, jūsų pasaulį matymą, savęs suvokimą. Tas žmogus, nežinau kas toks. Ar čia tas, kur grįžo, kur negaliu pasakyti. Nu gal ir tas. Būtų labai daug. Nu, matė atrodo atrakėnis, kaip spyną suraktų pasimsi atrakėnis. Daug būtumėt išsilaisvinus. Tas nereiškia, kad vien tik rožėm klota. Ne, būtų visko buvo ir pasitrinimų, ir diskusijų, bet visai kitoks likimas. Toks, atrodo, koks ir turėjo būti. Bet jie pat lyg išbėgi išmušį jumis pačios abejonės, dviejonės. Nu taip, tada tais metais jo, tada gaunasi prieš, sakau, 20 panašiai, 21 metai, va taip, tas žmogus buvo gyvenime, kaip sakyt, kaip ir pažįstamas, bet sakau, buvo pasirinkta tas žmogus, su kuriuo buvau santykyje, kaip sakyt, ir jam buvo pasakyta neigiamas atsakymas ir tiesiog tada mum keliai išsiskyrė ir vat jisai praėjo 20 metų savo gyvenimo kelią gan sunku ir, kaip sakyt, ir aš praėjau tą savo gyvenimo kelią ir gavosi, kad jisai pats sugrįžo, nes aš sakau, aš išvis net buvau pamiršus apie tą žmogų. Ir jisai, kaip sakyt, vat grįžo atgal, tiesiog jisai pats susirado, kažkaip atpažino, nes per 20 metų žmonės pasikeičia, kaip sakyt, daugmaž tiek fiziškai, tiek protiškai ir gyvenimo, kaip sakyt, visais šitais žingsniais, patirtim, kaip aš sakyt, ir tada tiesiog, vat, nu ir sakė, kad va tada jisai pasirinko irgi kitą kelią dėl to, kad aš buvau pasakius neigiamą atsakymą, bet Aha. dabar kažkaip tai ir grįžo.
Tik tai dabar gaunasi, ar čia mum ta pamoka, kad reikės nu, ta prasme viską atkartot, ar tai viskas bus iš naujo. Nebeatkartosi viskas jau, nes tas laiks praėjo. Bet kažkur pasiimti, atrodo, galėsit. Nežinau, ar čia viensiškai tu pasiimti. Ar iš patys suvokimą, kad čia kažkas galėjo būti daugiau tame santykė. Negaliu aš tokių atsakymų duoti. Čia reikėtų gal Renata jums pačiai stengtis labiau to išjausti, pajausti. Ar pabendrauti tiesiog su tuo žmogum. Čia tus atsakymus pati turit pabandyti paimti. Bet toks jausmas, kad su tuo žmogum, kada ar tai būna dviesi labai gerai jautaties, lyg vidui kažką piramiau pas jumis. Vidui Taip, pačiam. Ar yra te? mes fiziškai su juo nesam susitikę, bet mes kontaktuojam telefonu, vaizdo skambučiais. Tai, kaip sakyt, jo, tada, ir yra tas pokalbiai tie, viskas tokia kaip ir ramybė, kaip ir toksai, kaip ir saugumas, nes jisai parodė tą, nu, kad gali būti saugiau gyvenime būti, ne tik tai, kad turi pati vieną kovoti, bet ir jisai įsijungia į tą gyvenimą, kaip sakyt, nu, į tuos visas problemų sprendimus ir panašiai. Tai vat, jo, tas saugumas yra kažkaip tai biški, ne tai, kad saugumas, bet lengvumas toksai. Lengvesnis bendravimas, atrodytų, kad mes tuos 20 metų net ir nebuvom atskirai kažkur tai. Toks jausmus lyg, toks jausmus, kad seną vienskį atpažįstat, nors kaip ir nesena, nu, va tada, kad ir prieš 20 metų, lyg senę vienskį atpažinotumėt, net, nu, Yra tas nu, jausmas. net menumų laikų jau esat pažįstami. Nu taip, yra tas jausmas, jo. Nu, jūs ne šiaip savo susitiko, čia turėjo būti jums kelionį kartų per gyvenimą. Man taip norėjo sakyti, kad jūs esat labai artimas sielas dvi. Ir viens kitam turėjo daug ko parodyti, daug ko išmokyti. Bet vat gavos taip, kad čia jūsų Renata toks sprendimas buvo, bet tik pasistink dėl to neapsikrauti, nesigraužti. Priimkite apžaidėjimą to. Praeitas gyvenimas bus kits ir nu, va, taip noriu sakyti, kad labai daug galėjot laimėti. Jūs, atrodo, galėjot pasiimti dar daugiau iš to visko, negu va, tas, kad žmogus. Bet dar galit viensiškai pasiimti dalykų. Ar viensiškai bendravimą, aš negaliu dabar vėl tiksliai vardinti, bet čia jo. Nu, kas dar pažiūrėkime. Aš tik liūdėsi apčiūp, nežinau, iš kur tas liūdėsys. Atrodo, kad jūsų pačios pasamontis jau liūda. Jūsų pačios širdėlį tokia ir uždaryti, bet iš pasamontis liūdėsi tokia apčiūp. Kad neįvyko tas, kas kaip ir turėjo įvykti. Nu, bet čia toks kaip ir išbandymas buvo pažiūrėti, ar klausot širdiais, ar esat pakankama išlavinusi savo pojūčius. Nu, pasirodo, kad ne. Pabijojot. Nu, aš daugiau man informacijos kaip ir nebent kažko dar paklaustumėt. Ai, kokių klausimų gal, Renata? Šiaip nėra tų klausimų, jau kaip ir paklausiau pokalbio metu, kaip sakyt. Viską kaip ir pasakė, tai kaip ir yra, kaip pasakau, kaip jūs matot. Nes anksčiau man prieš, gal kiek čia prieš porą metų, aš jums buvau siuntus foto nuotrauką savo nuskaitimo, tai buvo kitaip tada jūsų balsą pranešimas
šiek tiek kitokia. Reiškia, tada dar buvo kitoks gyvenimas, kaip pasakau, žingsniai kitokie ir aplamai viskas kitaip. Aha. Gal kažkur ir turiu dar ten elektroniniam pašte jūsų balso įrašą Ką iš pati seniau. autotesdama? E, Čia ta prasme, šiaip lengviau dėl to, kad, sakau, vat, tas žmogus atsiradęs yra gyvenime, o taip tai dėl šiuo metu, kaip sakyt, tokių padarytų žingsnių dėl tų pačių skyrybų, dėl visko buvo daug lengviau, dėl to, kad ganėtinai sunku žmogų turėjau šalia. Nesu ir aš, kaip pasakau, kaip gėlytė, bet Čia, kad tiesiog, pamokytų jumis, mums taip iš karto išlinda, kad pamokų gautumėt. Ką reik širdies klausyti. Tieskit, Renata. nu ir matyt, kaip sakyt, jo, kaip jūs ir sakot, vat, neklausiau tada širdies, kada reikėjo jos paklausyti ir tada gavau vat, tas visas gyvenimo pamokas, kurias praėjau, kad suprasčiau giliau save, ta prasme, į kur turiu atkreipdėmėsi. Mhm. Aš taip skausmą matau nemažą patirti tek. Abu taip, ar klystu aš. Skausmo, netekčių, kaip žmogaus netekčių, artimų žmonių netekčių nebuvo, bet, kaip sakyt, santykių, ta prasme, santykių prasme buvo jo, taip, tų Mhm. pačių santykių buvo, gal, kaip sakyt, 4 kartai bandyta gyvenimą kurti ir visada buvo netaisyklingi, kaip aš sakau, netikslus, nu, nenusisekę, galima sakyti. Aš tuose žingsniuose, kaip sakyt, skyrybų atveju, kaip sakyt, nesakau, kad vienas ten partneris kaltas ir ką kalti būna abudu žmonės, kai skiriasi daugiau ar mažiau, kaip aš sakau, bet, nu taip, vat, ir yra ta nuoskauda, kaip kurią matot, kaip sakyt, skausmas, kaip sakot, irgi Mhm. matosi dėl to, kad galbūt galėjo kitaip būti, nes ganėtinai daug savęs ir tada daviau į tuos santykių kūrimus, bet, sakau, nepavyko ir tiesiog vat ir jautėsi tas tokia nuoskauda gyvenimo, kad, O ką būtų buvę, net jie nu, pagalvodavo. vat taip. Mhm. Kuom aš, kaip sakyt, kuom aš esu, nu, būna kitas ir save pradedi kaip pasakyt, kaip ir aust, ar kaip ten pavadint, tiesiog skalpuoti, kaip ten sako kitais žodžiais, vien tam, kad, nu, kuom aš buvau bloga, ta prasme, kas su manim buvo negerai, kad va, tie santykiai neišėjo, nepavyko, ko aš nesupratau, ko aš nepadariau, ta prasme, Mhm. e, kokia nebuvau, galbūt, kokio tikėjosi būt, bet iš kitos pusės pasižiūri, kad buvo tokie dalykai, kad ir ta antra pusė kažkaip įdomiai, ta prasme, žiūrėjo, kaip sakau, ir tiesiog Aha. pripažįstu aš tik tai savo kaltę tokią, kad tiesiog, kad galbūt gyvenime, kai aš pati neturėjau nuo vaikystės tėvo, jis manęs neaugino, kaip sakyti, ir neturėdama to tikro šeimininio pavyzdžio, kaip sakyt, aš bandžiau rasti tą šeimos pavyzdį taip, kaip aš įsivaizdavau, kaip galėtų būti vyro ir moters santykiai, kaip šeimoje, kaip sakyt, visas šitas pagal savo tai, kaip aš įsivaizdavau, kaip galėtų Mhm. būti ta prasme. Ir Čia. matyt, Mhm. norėjau iš partnerių tos globos, kaip sakyt, rūpesčio, ko negavau iš tėvo pusės. Yra toks va dalykas, kaip sakyt, nes tiesiog, nu taip, visur visada nuo pat jaunystės, vaikystės tuoj būdavo tas karys, kuris turi saugot savo brolį ten jaunesnį, ten pati už save pakovoti ir visa kita, tai tiesiog va taip pat norėjusi tą būti, nebuvo galimybės per tą savo mano, kaip sakyt, per mano tą gyvenimą būti ta moterim, kaip sako. Visada turėjau būti tas, kaip sakyt, moteris su kiaušiniais, kaip sakyti, iš Aha. kitais pusės. Tai vat, už tai vat ir Pasirūpinti. yra ta.
ta nuoskauda tokia ir yra, kad jo, kad galėjau, nu, neturėjau to šanso pabūti tą silpnesnę, kurią paglobos, kaip sakyt, pasirūpins, kad gali būti moteriška, o ne tai, kad eina su kirviu arba ten dar su kažkuom, nes vyras guli, kad, tarkim, atsigulė su alaus buteliu. Čia kaip pavyzdys. Kada paminėjo tėtį, tai man taip ir išlindo iškart, kad tas vyras būtų atstojęs jums tečiaus figūrą, kurios neturėjo. Man iš vis į pradžių toks išlinda. I dabar toks išlend, kad švents, kažkoks šventomu kažkoks vietor. Per globą, per kur aš dar negaliu vardinti, toks jausmas, kad nereka nu per daug nagrinėti patį žmogaus. Bet jo savitor neeilinių savybių, sugebėjimų, ne viskas yra atidaryta, gal sakyčiau net mažuma, bet daug savitor, labai daug savitor. Aš taip noriu sakyti, kad dėl jūsų čia ir yra atėjęs, tik kad ilgą laukti reikėjo. Nes jaunystėje buvo tas, kad aš turėjau pyktį ant tėvo, kad jis neaugino, kad jis viską, bet laikui bėgant aš jam atleidau, kaip aš sakau, ir dovanojau, ir mišiose užpirkinėjau ir visą kitą, ir dėkoju jam už tai, kad jisai, tarkim, padarė dėl manęs tai, ką galėjo geriausiai. Nebūti, tarkim, šalia galbūt, nes tada turėjau kitokį gyvenimą, nei jam būnant šalia, tarkim, būtų buvęs gyvenimas, kaip sakyti. Oho, gal dar sunkiau būtų. Nes matyt, toks kelias ir buvo, bet už tai, sakau, pradžioj buvo, taip, jaunystėje buvo pyktis, kad vat, neaugino, nežiūrėjo, nebuvo kam, kaip sakyt, pasiguodžia, kas užstoja. Bet, sakau, laikui bėgant aš tą dalyką nuslopinau ir, ta prasme, pripažinau ir atleidau ir kaip sakyt, nu, vat, viskas nuslūgo ir galima sakyti, kitaip kažkaip ir pati pasijaučiau, kai padariau tą dūšiai atleidimą tėvui, kad jisai nebuvo, tarkim, tėvas, kada reikėjo, kaip sakyti. Ir tiesiog padėkojau jam, kad jisai padarė geriausią žingsnį, kokį galėjo tada daryti, kad tiesiog neauginti, kaip aš sakau. Dėl to vyro, manau, ten, kad ne viskas dar prarasta, dar galite, atrodo, pasimti vienas iš kitų dalykų. Nu, bet ne iš tuola neteikia, jeigu būtų buvę, jeigu būtum ten pasirinkus ton žmogų. Nu, taip stebuklingus kažkoks ir. Nu, manau, taip įdomu ten. Kas dar? Nu, viskas, Renata, žinokite, esmė jį pasakyta. Gal dar ko paklausti, vai? Ne, kaip ir nebereikia, viskas aišku jau ir taip. Kaip sakyt. Dėkui už informaciją tokią, kaip sakyt. Ačiū jum, ačiū. Dūšią paliečiančią, kaip sakyti, viską. Nu, čia jūs pasąmontomis komparuojate. Tai ačiū dar sikėlį jum, ačiū, kad klausot, kad komentuojat. Ir sėkmės tada, ne jums, Renata. Gerai, dėkui. Ačiū už malonų, kaip sakyt, pokalbį. Ačiū jum. Iki.